Tvarkoj. Tai aš tuomet spaudžiu įrašą ir gal tada ir pradedam. Jeigu kažkas prisijungs, tai prisijungs eigoje, bet noriu Aš jo su kol visom dar kartelį pasisveikinti. E, ir tikrai tos, kurios rado laiko šiame ar ne švenčių įkarštyje pasiruošime, tai labai labai su tuo sveikinu, nes tikrai mūsų didžiausias turtas ir yra būtent tas laikas ir ką mes su juo darome, kiek to laiko skiriame savo. Tai va. Gerai. Na ką, tuomet taip pat pasidalinu aš irgi prezentaciją. Kodėl? Mhm. Aš galvoju, ar matosi prezentacija pagrindiniam ekrane, ar... Ieva, sveikos visos. Aha, Jungiamės jo taip, dešiniai viršui pasidarink share ir galima taip, judėti į priekį. Mhm. taip, aš šitai, jo, aš kaip ir dalinuosi dabar. E, tiesiog Dešiniai nežinau. viršui. Raudonas Taip. mygtukas. Mhm. Jisai kaip ir dabar pas mane, o dabar matosi? Ne, nesimato. Turėsiu, aha, turėtų kažkodėl labai keistai, tuoj sekundę dar. Tai Aha. sveikos visos susirinkę, kol Ieva dar čia dėliojasi, man iš tikrųjų be galo irgi malonu. Ačiū Agneta už tavo labai šiltą žodį. Tai va, kadangi mes dirbam su labai daug tarptautinių kompanijų, irgi bendradarbiaujam nemažai su kompanijų, kurios jau turi, sakykime, įkurtus verslus, kurie reikalauja sąmoningumo, reikalauja vidinės harmonijos ir ramybės. Mūsų patirtis buvo labai pozityvi, kiek daug mes rezultatų ir patirčių praėjom, kadangi sakykime, kada mes esam centre ir ramybėj ne tik savo asmeniniam gyvenime, bet iš tikrųjų ir savo veiklose, ir ypatingai, kada mes esam versle, visi kartu susikaupę ir centruoti, iš tikrųjų gyvenimas atneša mums be galo daug kitų, nu, sakykime, rezultatų, kurie yra apčiuopiami. Tai va, tai kuo toliau, tuo daugiau kompanijų patiria stebuklus. Dirbant netgi nuotoliniu būdu būna, kad ir skrendam kur nors ir važiuojam dirbti su kompanijomis. Ir Ieva sugalvojo, kadangi Lietuvoje jinai tikrai ne vieną turi nuostabų kontaktą, sugalvojo, kad mes norėtume įnešti šito sąmoningumo iš tikrųjų kompanijas čia ir Lietuvoje. Tai ši dovana tikrai buvo skirta ir norėjom tikrai kiek galima, kad gausiau susirinktų jūsų, bet aš tikiu, kad įrašas pasieks kiekvienos širdį ir kiekvienos sąmonę. Bet realiai žinutė yra tam, kad mes galėtume iš tikrųjų savo versluose, savo veiklose ir ypatingai jūs, moterys lyderės, esate labai daug atsakingos už daugiau žmonių, pradėti praktikuoti dalykus, kurie atneša pirmas dalykas asmeninę ramybę ir harmoniją ir kitas momentas, kad atneša kolektyvinės sąmonės aiškumą. Tai šiandieną mes irgi nersime į aiškumą, į ramybę, į centrą ir iš tikrųjų suvokimą, kad realiai pasaulyje kuriame mes, o ne pasaulis mus. Tai aš perdodu Ievai žodį, trumpai galbūt Ieva papasakos apie stresą, situacijas, kas vyksta, jūs puikiai visą tai žinote, bet tiesiog sujungti į moksliškus, išieškotus rezultatus, kad mes galėtume drąsiai pereiti į praktinę dalį.
Gerai. Tai ačiū, Leonora, ir tada judėkime toliau. Tai ką, visų pirma, tai labai džiugu matyti tos, kurios prisijungiam ir ši sesija iš tikrųjų ir yra skirta jums, lyderiams. Lyderiams, kodėl taip svarbu lyderiams ir vadovėms? Dėl to, kad vis tik, kaip ir Leonora minėjo, ar ne, dirbant mums su vadovais, su lyderiais, pastebėjom, kad vis tik viena iš pagrindinių savybių lyderio, ar ne, ir yra ta atsakomybė. Atsakomybė už save, o atsakomybė už tai, kad pirmiausia, aš pasirūpinu savimi, ar ne, kad galėčiau pasirūpinti kitais. Nes tik tai tokiu būdu mes galime jaustis, ar ne, tvirtai stovintys ant žemės, tvirtai laikantys tiek vidinį balansą, tiek išorinį balansą ir tik tada mes galime tikrai burti komandas ir vesti jas paskui save. Tai sesijos eiga tiesiog trumpas mūsų intro, pasidalinsiu keliais faktais apie stresą darbe ir irgi tuo streso valdymo receptu, kurį pavyko vėlgi prieiti, be analizuojant ir berenkant visą informaciją. Ir aišku, pereisim prie mūsų laukiamos Soma Breath praktinės sesijos. Ir jeigu liks laiko, dar turėsim keletą minučių jūsų klausimam ir patirties, vėlgi patyrimo integracijai. Tai gal tada trumpai aš ir pradėsiu nuo savęs. Aš esu Ieva Blekaitytė ir tikrai tikiu, kad esame su kai kuriuom iš jūsų pažįstamos, gal ir tekę susidurti ir renginiuose, ir ankstesniuose darbuose, nes 20 metų tikrai aktyviai dirbau kaip personalo vadovė įvairiuose tarptautinėse kompanijose, tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse, tiek teko irgi Ispanijoje, Barselonoje. Ir kadangi visą laiką mano aistra buvo ne tik tai profesinis augimas, ar ne, bet šalia ir asmeninis augimas, kartu su seserimis, pat Leonora ir Eglė, mes prieš 10 metų įkūrėme Now Be You veiklą, kurios idėja ir visa misija ir buvo padėti moteriams ir vesti, ar ne, moteris lyderės link to sąmoningo augimo. Tas sąmoningas augimas vėlgi, kaip aš galiu išlikti tame chaose, ar ne, tame išlikti veikli, bet tuo pačiu išlaikant savo vidinę ramybę, vidinį balansą ir tą emocinę sveikatą. Tai va, taip pat aš šiuo metu iš tikrųjų dirbu su vadovais, jų coachingu, tiek asmeniniu, tiek komandiniu ir su įmonėms padedu irgi išsigryninti savo well-beingo strategijas. Ir aišku, šalia viso to daugybė kitų praktikų, kurias teko išbandyti kartu su Now Be You, dirbant tiek su moterimis lyderėmis, tiek jau dabar vis daugiau ir daugiau tenka prisijungti prie įvairių organizacijų ir jų komandų. Perduodu tada, Leonora, tau. Prieš mums kaip sakoma, dirbant kartu ir kvėpuojant ir einant į priekį, aš trumpai apie save, kadangi aš visada buvau svajotoja ir visą gyvenimą mėgau svajoti, nors pirmieji žingsniai buvo pabaigti teisės universitetą ir tapti teisininkė, mane pakilėjo ir pavedė gyvenimas visiškai į kitą kryptį, tai yra po teisių studijų aš lygiai 4,5 mėnesių tapau samdoma darbuotoja ir daugiau gyvenime šitos patirties nebeturėjau. Teko sukurti savo pačios kompaniją, kurią sėkmingai puoselėjau kaip prodiusavimo kompanija Be You. Vėliau baigusi psichologijos studijas ir gyvenime įvykę daug asmeninių įvykių mane kaip sakoma, pastumėjo tapti autorė, tai parašiau vieną iš knygų maždaug prieš 10 metų, Sielos aritmetikos knygą, kuri Lietuvoje buvo viena iš pirmoji, iš tikrųjų, savipagalbos knyga ir tikrai viena iš bestsellerių tuo metu ir aš buvau labai labai dėkinga savo šaliai gyvenant užsienyje turėti tokią paklausą ir aišku, vėliau vedė visą šitą kelionę ir išmintis į Now Be You kūrybą ir struktūrizaciją moterų evoliucijai ir aišku, šiuo metu mes peraugom į kompanijas ir dirbti su kompanijomis, dirbti su verslais, kurie ir su lyderėm, ypatingai moterimis lyderėmis, kurios augina ir prisiima atsakomybę už ne tik savo, bet ir komandos gerbūvį.
Mhm. Na ką, tikriausiai, kalbant apie stresą darbe, ar ne, ko gero paklausus jūsų, ar kam nors teko jį patirti, net nebijoju, kad vienbalsiai pakeltume visos rankas, ar ne. Ir iš tikrųjų tai tapo mūsų kasdienybė, tai tapo mūsų dėja, bet tai tapo mūsų realybė. Man iš tikrųjų, man asmeniškai, ar ne, kaip sakyti, sąmoningai susidurti su tuo stresu ir perdegimu darbe teko lygiai prieš 10 metų, kai 2014 metais išvykau dirbti į Barceloną ir atvykusi irgi į savo kompanijos ar ne padalinį Ispanijoje, iš tikrųjų pirmą dieną, kai susipažindinėjau su visais kolegomis, sužinojau, kad net 3 kolegos šiuo metu yra pasiėmę biuletenį ir to priežastis tai buvo perdegimas darbe. Man tuo metu prieš 10 metų atvykus iš Lietuvos, tai buvo, wow, kas tai, apie ką tai, ar ne, nes tikrai dar prieš 10 metų apie tai niekas nekalbėjo, niekas gal net nebuvo, ar ne, įvardinta tokio, kaip sakyti, net ir žodyno mūsų tarpe, bet kadangi, aišku, aš buvau atsakinga už personalą, už tos vėlgi sveikatą, ar ne, irgi tuo pačiu sveikatą, tiek emocinę, tiek psichinę sveikatą darbuotojų, aš aišku, nėriau į analizės, į paieškas ir pradėjau domėtis ir ieškoti, kokios viso to priežastys, kodėl taip nutinka. Ir po to supratau, kad greičiausia, kad lygiai taip pat tiek prieš 10 metų, lygiai taip pat kaip ir dabar, ar ne, žmonės patyrė ir patiria stresą darbe ir tikrai ne vienas patiria ir perdegimą darbe, tik tai, kuo galima pasidžiaugti šiandien dienai, kad jau apie tai galime kalbėti, ar ne, kalbėti ir to pasiekoje įsivardinus imtis kažkokių tai veiksmų. Tai trumpai keletą faktų apie stresą ar ne pasaulyje ir kas vyksta darbingo amžiaus žmonėms, ar ne. Tai iš tikrųjų daugelis tyrimų net ir sako, kad beveik 50% žmonių iš tikrųjų kasdien patiria didelį stresą. Vėlgi čia net nekalbama apie tiesiog streso patyrimą, bet čia kalbama apie aukštą streso patyrimą, ar ne. Ir net 1 iš 4, ar ne, patiria perdegimo simptomus. Ir be abejo, čia aišku, kad stresas įtakoja mūsų darbo kokybę ir tai atsiliepia mūsų rezultatams, ar ne. O depresija ir nerimas pasaulio ekonomikai, tikriausiai girdėjote galbūt šitos net ir skaičius, jog kainuoja daugiau nei 1 trilijoną dolerių, ar ne, ir aišku 12 milijardų darbo dienų prarasto darbuotojų produktyvumo. Na, tai išgirdus tokius skaičius, iš tikrųjų net plaukai pasišiaušia, atrodo neįtikėtina, bet tai yra mūsų šių dienų realybė. Kalbant apie Lietuvą, tai vėlgi skaičiai gal vos mažesni, bet irgi labai panašus. Lietuvoje užfiksuota apie 30% žmonių patiriančių stresą kasdien darbe, ar ne? Ir iš tikrųjų net ir teko rasti, kokios pagrindinės priežastys viso to. Tai dažniausiai tai yra vėlgi aukšti reikalavimai darbo vietai, ar ne, tam tikrai roliai, pozicijai ir vis dar darbuotojų gerovės, to vadinamo well-beingo sistemos ar strategijos nebuvimas. Ir net 23% irgi išgyvena perdegimą. Man atrodo, kad tai irgi tikrai labai didelis procentas ir tai reiškia vėlgi beveik kas 4. ar ne kolega. O nerimo ir depresijos simptomai vėlgi mūsų oficialios statistikos portalų duomenimis auga kasmet ir tai vėlgi yra be galo didelė problema, nes tai ir yra vis tik streso ir perdegimo rezultatas. Besidomint ir beskaitant įvairiausius straipsnius ir tyrimus, vėlgi priejau tokio streso valdymo ar ne receptų, kurio noriu šiandien ir pasidalinti, nes tai informacija labai sueina, ar ne, ir pasikartoja, kad pagrindinis ir vienas iš pagrindinių metodų, kaip suvaldyti tą stresą, buvo įvardinta tikrai daugelio šaltinių buvo įvardinta kaip sąmoningo kvėpavimo praktikos. Nes sąmoningas kvėpavimas tai yra tokia paprasta, bet tuo pačiu tokia kaip sakyt, galingas įrankis, kuris iš tikrųjų iš karto padeda mažinti
širdies dūžius, mažina nerimą, padeda suvaldyti ir stiprinti ne psichinę, emocinę bei fizinę sveikatą. Tai yra be galo efektyvus ir paprastas įrankis. Tada, žinoma, sveikas gyvenimo būdas turi labai daug įtakos, ar net subalansuota mytyba, miegas, fizinis aktyvumas, vėlgi tai prisideda prie streso mažinimo ir rizikos patirti perdegimą. Ir psichinė, emocinė sveikatos stiprinimas, tai reiškia nuolatos jos stiprinimas įvairiais būdais, tiek vėlgi savirefleksija, o ypatingai darbus su psichologu, coacheriu ar mentoriumi gali padėti tikrai išvengti ir suvaldyti patirimą stresą. Taigi mes kartu tiek su Leonora, tiek su Egle, tiek ir Vytautu, kuris prisijungia kaip augalinės mitybos specialistas, mes kartu sukūrėme, ar ne, tiesiog integravome tą soma kvėpavimą, tą metodą, kuris šiuo metu yra greičiausiai augantis pasaulyje ir tikrai populiarėjantis dėl savo irgi daromų pokyčių žmogaus organizmui. Mes būtent šią praktiką ir dalinamės su įmonėmis, su vadovais, su, kaip sakėm, irgi ypatingai vadovėmis, moterimis, lyderėmis, ar ne, kuris tikrai įtakoja ir padeda komandoms sumažinti stresą ir išlikti produktyviems. Ir šalia to, žinoma, wellbeingo, ta tokia labiau integruota, tai wellbeingo strategijos organizacijoms irgi padedam organizacijoms peržiūrėti tai, ką jau daro šiuo metu ir iš tikrųjų rasti geriausią sprendimą, kaip susidėlioti tuos esminius akcentus šioje vėlgi kasdienybėje, ar ne, savo ne tai, kad kažkokiai programoje, bet tai kasdienybėje, kad tai integruotųsi į kiekvieną dieną. Ir mes kartu dar turime tokią individualią mentorystę, jau dirbame su moterimis, čia tik tai su moterimis lyderėmis ir dabar šiuo metu kūrėme ir statome tokią, plečiame mūsų, galima sakyti, tarptautinę moterių lyderių platformą. Iki šiol tikrai turime labai stiprią sukūrę bendruomenę Lietuvoje, bet dabar atsidarome platesnėms erdvėms, ar ne? Tai va, ta tarptautinė moterių lyderių platforma, bendruomenė šiuo metu yra tikrai aktyviai statoma. Ir ką, trumpai apie patį soma metodą, nes kaip ir girdėjau ir Agneta minėjo, galbūt neteko nei išbandyti ir gal neteko ir daug girdėti, tai tikrai farmacininko išsigydžiusio pačiam išsigydžiusio autoimuninę ligą sukurtas metodas, taigi jis ją išbandė ir iš tikrųjų apjungdamas senasias jogos kvėpavimo praktikas su naujais moksliniais tyrimais bei specialiai tam sukurta muzika, kuri harmonizuoja mūsų smegenų pusrutulius, gimė šis metodas ir jį būtent ir pasirinko tyrinėti Kembridžo universitetas iš visų jau egzistuojančių nesąmoningo kvėpavimo metodų. Soma Breath ir buvo tas pirmasis metodas, kuris pateko šio universiteto tyrimams. Ir po metų tyrimo iš tikrųjų išvados buvo padarytos toks, kad iš tikrųjų šis metodas efektyviai daro pozityvą ar ne, pozityvų pokytį tiek fiziniai, tiek emociniai, tiek psichiniai sveikatai. Ir iš tikrųjų, kai buvo pristatomi šio tyrimo rezultatai, UK sveikatos sistema irgi integravo pas save. Tai tas yra labai labai džiugu. Ir kaip ir sakom, šis metodas, kuo jisai dar yra ypatingas, jis yra tikrai labai labai saugus, todėl jį galima atlikti tiek gyvai praktikuojant ar ne su treneriu, tiek iš tikrųjų nuotoliniu būdu, ką mes šiandien ir padarysim. Ir dirbant su komandomis, dirbant su organizacijomis, iš tikrųjų pastebimi nuostabus rezultatai, ar ne, ką sako komandų nariai, kad iš tikrųjų pastebimas didesnis pasitikėjimas, daugiau empatijos, toksai įsiklausimas vienas į kitą ir aišku to pasiekoje produktyvumas ir rezultatų efektyvesnis pasiekimas bei žinoma greitesnis sprendimų priėmimas, ypatingai kai tai mus liečia kažkokiose neapibrieštose ir stresinėse situacijose. Na ir ką, ir tuomet, Leonora, jeigu nori, gali toliau pratęsti, kadangi artėjom prie mūsų praktikos. Aha, tai ačiū Ieva už pristatymą Somos. Mes pereisim dabar į praktinę dalį, papasakosiu trumpai,
kaip sulaikyti kvėpavimus ir ką mes darysime ir kodėl mes darysime. Tai kodėl sąmoningas kvėpavimas? Realiai, jeigu mes kvėpuojam ritmingai, pirmas dalykas, mes harmonizuojam visą nervinę sistemą. Kada mes sulaikom kvėpavimus, ką mes darysim šiandieną, išsiskiria azoto monoksidas, kuris būtent mažina kraujospūdį, reguliuoja nervinę sistemą, stiprina imuninę sistemą. Ir kas svarbiausia, kad kada mes kvėpuojame ritmingai ir būtent užlaikome kvėpavimus, išsiskiria daug narkotinių medžiagų, tokių kaip dopaminas, oksitocinas, serotoninas, endorfinai. Ką tai reiškia? Mes po, sakykime, po kvėpavimo arba po praktikos, jeigu tą darome ilgiau, nes galbūt pradžioj bus sudėtinga sulaikyti kvėpavimą, išlaikyti tą vadinamą azoto monoksidą, kur vadinasi mes neturime deguonies kūne, bet kas vyksta tuo metu, vyksta didžiulis perkrovimas viso organizmo. Tuo metu mūsų smegenyse ir visam organizme kūrėsi būtent kaip sakoma, meilės ir džiaugsmo hormonai. Ką galime pajusti vėliau? O, aš pailsėjau, šviesiau matau, geriau jaučiuosi, aiškiau jaučiu savo mintis ir galiu priimti greičiau sprendimus. Tai tą mes šiandieną ir darysim ir dabar trumpai Ieva pereinam į tą instrukciją, kuri mūsų laukia. Tai pirmas momentas, bazinis momentas, ką visas kviečiu dabar padaryti, tai uždėti vieną ranką ant krūtinės, kitą ant apatinės pilvo dalies, užmerkti akis ir trumpam tiesiog pajausti, kaip aš kvėpuoju. Paimk ir paprastai įkvėpk per nosį ir iškvėpk per burną. Gali būti, kad tu pajausi, jog įkvėpinėjai į krūtinę. O dabar mes padarysim sąmoningą įkvėpimą, vadinasi, mes įkvėpinėsim per nosį iki pat apatinės pilvo dalies. Įkvėpiam, užpildom apatinę pilvo dalį ir iškvepiam per burną. Ir pirmiausia, išlaisvinam apatinę pilvo dalį ir tik tada krūtinę. Dar kartelį įkvepiam. Pripildom apatinę pilvo dalį deguonį ir iškvepiam. Pirmiausia, iš apatinės pilvo dalies ir tik tada krūtinės. Tai taip mes kvėpuosime. Mes kvėpuosime maksimaliai įkvėpdamos per nosį, užpildydamos apatinę pilvo dalį ir iškvėpdamos per burną. Taip? Tai muzika, fantastiška muzika mūsų lydės, mano balsas bus vedlys ir gidas šioje kelionėje, o visą kitam mes paliksime, kaip sakoma, stebuklams ir magijoms įvykti ir svarbiausia jūsų prezencija, jūsų dabarčiai pabūti. Liko mums du sulaikymai kvėpavimo, tai vienas iš sulaikymo kvėpavimo bus tai, kad mes įkvėpsim giliai per nosį ir sulaikysim kvėpavimą viršuje. Pabandom, įkvepiam. Kiek galima daugiau sulaikom kvėpavimą ir įsivaizduojam, kad galvos viduryje mes akumuliuojam šviesos energiją. Kol mes laikom kvėpavimą, kaip ir aš dabar laikau, tiesiog aš kalbu, sutraukime tarpvietės raumenis, sutraukime ir tarsi kelkime energiją dar labiau viršų, per viršugalvį, tarsi stumiam sukauptą įkvėptą energiją per viršugalvį. Vadinasi, tarpvietės raumuo yra pagrindinis sulaikymo kvėpavimo stumiklis. Taip, tarsi kamštis. Ir kada mes iškvėpsim, tiesiog atsipalaiduosim. Mes darysim garsą A, karts nuo karto, kai kvėpuosim irgi, jeigu jūs esate saugioje vietoje, darykite, jeigu jaučiate, kad aplinkui jūs gali girdėti žmonės, tiesiog kvėpuokite. Bet jeigu galite sau leisti daryti tai yra fantastiškas dalykas, kuris visą hormoninę sistemą harmonizuoja, haminimas, taip, tai mes darysim, taip, ir sekantis kvėpavimo sulaikymas bus, kada mes iškvėpsime visą orą, tai pabandysime tai padaryti, įkvėpsim per nosį ir iškvėpsim per burną. Iškvėpiam viską ir liekam tuštumoje. Kada mes viską iškvepiam per burną, išlaisvinam plaučius, liekam tuštumoje, įsivaizduojam, kad tarsi mes neriam po vandeniu. Ir šitoje vietoje mes būtent kuriam tą deguonies trūkumą organizme, kad tai sukeltų mums pagrindinį gydymą ląstelių lygmenyje. Ir ką mes darysime, kuomet muzika eis labai lengva ir lėta,
Aš gali būti, sakysiu, vedimo žodžius, bet jūs įsivaizduokite, kad jūs nerite kiekvieną kartą vis giliau ir jūs savo ritmu įkvepiat, iškvepiat ir einat į tuštumą. Jeigu jaučiate, kad jau daugiau nebegalite laikyti, suskaičiuokite bent nuo 5 iki 0 ir vėl įkvėpkit ir vėl nerkit. Nelaukdamos, kol aš pasakysiu. Kartais aš pasakysiu, kartais ne. Šita pertrauka bus jums įkvėpti, iškvėpti ir nerti vis giliau. Būtent šita pauzė, kuomet jūs nekvėpuojate, būtent yra didžiulė dovana jūsų sąmonė ir visam organizmui persikrauti. Taip? O visą kitą mes patirsime jau kartu. Tai ačiū už jūsų kantrybę. Dabar linkiu užsidėti ausines, įsitaisyti patogiai. Jeigu dar turite kokių klausimų prieš pradedant mūsų praktiką, aš galiu išgirsti arba perskaityti. Bet esmė yra tiesi nugara. Jeigu norite atsigulti, galite atsigulti. Aš visada rekomenduoju sėdėti tiesia nugara, bet žinau, kad yra momentų, kuomet skausmas yra per didelis, tai galite ir atsigulti. Svarbiausia, kad tarpfetos raumuo būtų įjungtas tuomet, kada mes įkvepiam giliai. Bet aš jums priminsiu apie tai. Aš turiu vieną klausimą. Taip. Mano klausimas yra, ar čia yra skirtumas, kada jūs sakot įkvėpti iki pilvo apačios ir tas skirtingas, kada įkvėpiam ir čia sulaikom viršugalvį, čia du skirtingi įkvėpimai. Taip, kada mes, ačiū Milda už klausimą, kada mes kvėpuosim ritmingai, tada mes įkvėpinėsim, užpildysim pilvą, va dabar kaip aš įkvėpiu, tiek, kiek gaunasi, taip, tiesiog visas dėmesys į apatinę pilvo dalį, kad ne į galvą mes kvėpuotume. Tai čia bus ritmingas kvėpavimas, taip, bet kada aš sakysiu visos kartu, čia ir dabar, įkvėpiam giliai per nosį, tada mes jau darysim tą vienintelį gilų įkvėpimą ir sutraukimą tarpfetės raumens, kad galėtume kelti energiją ir laikyti ją tiek, kiek mums gaunasi. Taip, tai čia du skirtingi dalykai. Aš tiesiog jums primenu, bet kada mes eisim kelionėje, aš jums priminsiu dar ir dar kartą. Tiesiog turėjau papasakoti, kaip mes sulaikysim. Vienas kvėpavimas bus į viršų ir kitas kvėpavimo sulaikymas bus absoliučiai iškvepiant tuštumoje. Taip? Ar dar yra kokių klausimų? Norėjau priminti dėl kontraindikacijos, jei kas nors yra 5 ar daugiau nėštumo mėnesyje, rekomenduoju nesulaikyti kvėpavimų ir nesutraukinėti tarpfetės raumens. Taip, tiesiog ritmingai kvėpuoti. Ritmingas kvėpavimas naudojamas tiek gimdyme, tiek antistresinėse situacijose, ligoninėse, visur kitur, tai jisai niekam niekada nepakenks, netgi žmonėms su migrena ar sakykime, ar širdies permušimu. Taip? Turit atsijungti pačioje geriausioje vietoje. Gerai. Svarbiausia, kad yra įrašas. Tvarkoj. Na ką, tai tada, jeigu mes esam pasiruošę, aš norėčiau pakviesti visas, pirmiausia, susijungti su muzika. Ir pasakyti man, ar visos girdite. Sugrįžk į savo natūralų kvėpavimą. Ir susijungdama su dabarties momentu, grąžink save į jausmą, kvapą, viziją aplinkui save, tai, ką tu girdi, užlietama save, šią raminančią aplinką. Aš pakviesiu tave susijungti su savo
vidiniu pasauliu, su tuo centru, į kurį mes kvėpuosime ir grąžinsime save su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu atgal į savo vidinius namus. Įkvėpsime per nosį, per 4 skaičiavimus ir 2 lėčiau iškvėpinėsime per burną. Pasiruošę su intencija sugrįžti į savo vidų, į savo aiškumą, į savo centrą. Mes pradėsime įkvėpti per nosį, ritmingai, ir iškvėpdamos grįšime vis giliau ir giliau į save, ramindamos sąmonę ir visą pagreitį, kuris vyksta aplinkui mus. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną. Įkvepiam. Leisk savo harmoningai įkvėpti giliai, maksimaliai, daugiau negu gali ir lėtai, lėtai leistis tarsi per visus savo energijos centrus. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepi giliai, įsileisdama to šviesos energijos ir iškvėpdami mes tiesiog leidžiam harmoningai rimti mūsų sąmonei. Įkvepiu, įsileidžiu tos ramybės, iškvėpdami mes valom viską, kas yra atliekama, ligota ir nereikalinga, primindami kūnui. Čia ir dabar mes leidžiam šiai ramybei sugrįžti į dabarties momentą, įkvepiam. Įkvepiam per nosį. Ritmingai sekdama šį kvėpavimą ir lėtai 2 lėčiau iškvėpdami. Leisk čia ir dabar sugrįžti į dabarties momentą, niekur daugiau. Ne ten, kur mintys tave veda, o ten, kur tu nusprendė būti pati. Iškvepiam lėtai, įkvepiam, iškvepiam, naudokis šią progą, žinodami, kad čia ir dabar aš tiesiog darau šį veiksmą. Įkvepiu giliai per nosį. Ir 2 lėtai per garsą A iškvepiu ir leidžiu prezencijai, leidžiu dabarčiai būti mano dėmesyje. Įkvepiam ir iškvepiam, ką reiškia man būti čia ir dabar, paleidžiant visas mintis ir klausant savo kvėpavimą ir šio vedimo, iškvėpinėti lėtai ir giliai, jausti šią vibraciją
Įkvėpti vis giliau įsivaizduojamą centrą. Centrą tarsi ašis per tavo stuburą, kuri kiaurai veda tave į širdį ir grąžina tave į savo vidinę ramybę. Įkvepiam, iškvepiam paskutinį kartą ir visi kartu pasiruošime giliai įkvėpti per nosį, sulaikyti kvėpavimą ir sutraukti tarpvietės raumenis. Užmerkę akis žiūrime į galvos vidurį ir keliam energiją, sutraukdami raumenis, keliam energiją, įsivaizduojam, aktyvizuojam ir akumuliuojam tą sukauptą energiją galvos viduryje. Jeigu žiūrime į galvos viršugalvį, užmerkę akis, galim kelti per viršugalvį energiją į viršų, tarsi fontanas, kuris skverbiasi per tave. Ir kuomet daugiau nebegali laikyti, iškvepiam. Įkvėpsime per nosį. Pasiruošinsime ištuštinti mūsų plaučius. Sulaikysim kvėpavimą ir nersim giliai į okeaną tuštumos. Laikome absoliutų vakuumą, absoliučią ramybę. Ir kiekvienas savo ritmu, kuomet daugiau nebegali laikyti, suskaičiuojame nuo 5 iki 0. Ir kuomet būsi pasiruošus, įkvėpsim ir iškvėpdamos vėl nersim dar giliau į save. Nerk į gelmes savo centro, tos vidinės ramybės ašies, kuri tarsi okeano dugnas. Nesvarbu kokios audros yra vandenyno viršuje, tu visada jauti ramybę. Sugrįšime į centrą, įkvėpsime ir pasiruošime dar vienam kvėpavimui, kuris šiuo metu bus aktyvesnis, ir iškvėpsim. Įkvėpsim per nosį ir iškvėpsim. Čia būtent iš tos ramybės, iš tos širdies gelmės, iš to centro, čia ir dabar, aš noriu kiekvieną iš jūsų pakviesti, susifokusuoti į bet kokią stresinę situaciją, į situaciją, kuri galbūt šiuo metu išmuša tave iš centro, emociškai paliečia. Čia ir dabar aš noriu, kad atsistotum priešais šį iššūkį. Ir giliai pasikvieto šią energiją, kuri yra ugnies energija, valanti ir deginanti, kvėpuok maksimaliai. Ir iškvėptama valyk viską, kas yra stresas, perdėtos emocijos, momentas, kuomet balansas būna pamestas, čia ir dabar, iš šios ramybės. Viską įkvepiam ir paleidinėjam. Valom viską, kas yra nereikalinga, kas nesuteikia aiškumo. Čia ir dabar yra laikas atsistoti priešais neišspręstą situaciją ir pažvelgti iš savo neramumą per gyvenimo kūrėjos poziciją. Aš kuriu savo gyvenimą, dėl to aš galiu perkurti savo emocijas, aš galiu perkurti
gyvenimo situacijas, jeigu mano vidus yra ramus. Įkvepiam ir giliai iškvepiam. Maksimaliai tarsi padidinam garsą ant savo kvėpavimo, ką reiškia man maksimaliai įkvėpti ir iškvėpti. Visiškai neleisdamos ir netaupydamos jokios energijos čia ir dabar. Aš susijungiu su maksimalia savo vidinė jėga. Pasirinkti ir nuspręsti taip, kaip aš noriu jaustis pati. Nuspręsti taip, kaip aš trokštu, kad būtų situacija, o ne taip, kaip situacija mane verčia jaustis. Ir čia ir dabar įkvėpdama kas kartą konfliktą, limitus, išbalansuotas emocijas. Aš grįžtu vis giliau ir giliau į savo centrą, į savo ramybę. Ir vis giliau ir giliau grimstu į savo širdį, į savo žinojimą, jog aš kuriu savo gyvenimą, dėl to aš galiu jį perkurti. Ir būtent priimdama šį sprendimą šiuo metu intensyviai įkvėpinėju iššūkius ir iškvėpinėju, transformuodama savo mintis į tai, ko trokštu, o ne tai, ko nenoriu. Kaip atrodytų ši situacija, jei ji būtų išspręsta man trokštamu būdu. Susifokusuok į šį kvėpavimą, kaip į galimybę pasiimti tai, kas sukurta, ir pakeisti tai, ką gali perkurti. Čia ir dabar maksimaliai būk savo dabarties momente. Ir truputėlį greičiau pakeisime ritmą. Paskutinės kelios sekundės giliai maksimaliai išvalom viską, kas yra limituota, kas yra blokuojama tavo senų įsitikinimų, stresuojančios informacijos, išbalansuotų emocijų. Ir čia ir dabar vis giliau ir giliau neriam į tą ramybę, valydamos visą tai, kas yra atliekama, ligota ir nereikalinga per patirtis, per netinkamus, priimtus sprendimus čia ir dabar. Aš išvalau visą tai, tam, kad galėčiau perkurti, tam, kad turėčiau vietos priimti kitas mintis ir naujus sprendimus. Giliai į apatinę pilvo dalį įkvepiam ir iškvepiam. Maksimaliai. Įkvepiam giliai per nosį. Sulaikom kvėpavimą. Laikom kvėpavimą, sutraukiam tarpvietės raumenis. Jaučiam šią vibraciją savo kūne, jaučiam aktyvizuotą energiją, elektrą, karštį, šaltį, kuris kiaurai eina per visą mano fizinį kūną. Ir čia ir dabar iškvepiam. Įkvėpsim per nosį. Ir pasiruošim nerti į tuštumą, iškvėpdamos iš plaučių visą deguonį. Padedi pauzint savo kvėpavimo. Tu sustabdai savo gyvenimą, tam, kad tavo minčių failai ir visos senos programos galėtų persikrauti savo ritmu, kuomet daugiau negali laikyti vakuumo.
iškvėpdama sugrįžk į savo natūralų kvėpavimą. Atsipalaiduok ir priimk šią ramybės transmisiją iš savo vidinio pasaulio, iš savo centro, iš tos vidinės žinojimo vietos. Juk aš žinau, ką aš darau. Ir aš visada turiu atsakymus savo viduje. Jausk savo vidinį pasaulį tarsi begalinį okeaną ramybės, iš kurio bet kuri audra nėra baisi ir joks iššūkis neišvers tavęs iš savo šaknų. Sveika sugrįžus namo į savo vidinį žinojimą, ramybę ir centrą. Įkvėp giliai šios informacijos ir apimties ir iškvėpk. Dar kartelį. Įkvėp giliai per nosį. Sulaikyk kvėpavimą savo širdyje. Ir lėtai iškvėp per burną. Lėtai pajudink savo rankų pirštus, kojų pirštus. Pasirąžyk. Ir sugrįžk į čia ir dabar. Na ką, pasiražom, pajudinam kūną. Jeigu norite likti toj gilioj būsenoj, galite likti. Jeigu jaučiate, kad jau reikia sujungti visus taškus, galite atmerkę akis, prisijungti. Jeigu norite įjungti kamerą, irgi yra labai gerai, nes čia ir dabar aš esu pasiruošusi išgirsti jūsų pasidalinimus, galbūt klausimus, kilusias mintis arba tiesiog iškilusius, sakykime, konfliktus. Viskogi gali būti, kada mes padauginam deguonies savo smegenyse ir organizmas ima persikraudinėti. Tai buvo trumpa bandomoji sesija, kuri moksliškai įrodyta jau gali pakeisti mūsų tą būseną, kurioje buvome prieš tai.
Bet kuo giliau mes einame, tuo daugiau galim patirti. Tai norėjau išgirsti, kaip jums ši sesija, kaip jums ši patirtis, kad ir trumpi maži pasidalinimai per kamerą ar paraštu gali įnešti mums irgi galimybę jums atsakyti arba prisidėti prie to, ką jūs komentuojat. Kaip laikotės? Ar yra kokių klausimų? Visos tyloje. Pradėtas, matau, kad kažkam reikia, ar ne, startuoti ir po to paskatinsiu gal ir daugiau prisijungti. Tai visų pirma noriu padėkoti, tai ačiū. Aš pirmą kartą bandau ir tikrai pareflektuojant jaučiu tokį jau kaip sulaikai kvėpavimą pačioj pabaigoj, po to tarsi galvoj šiek tiek spengia, bet taip pat pasidaro ta tuštuma ir išsivalymas pačioj pabaigoj labai jautėsi. Su kuo straglinau, tai kartais mane įkvėpimo metu atsirasdavo žiovulys, tai nežinau, kaip su šituo reikia susitvarkyti. Čia labai geras klausimas, aš nepaminėjau, ačiū tau, Laima, kad uždavei šitą klausimą. Tai žiovulys yra persijungimas vėlgi sąmonės ir dažniausiai, kada mes žiovojam, tada vadinasi, mes norim kažkaip sugražinti savai tą prabudusio būseną, bet ypatingai, kada keičiasi energija ir keičiasi deguonies kiekis kūne, mes labai dažnai galim pradėti žiovoti, bet čia normalus energetinis persijungimas, ko pasiekoje, aš nežinau, ar tu jautiesi apsimiegojus. Kaip tau jausmas? Ne, apsimiegojus tai nesijaučiu. Taip, tai būtent, tai va, tas jausmas, jisai perjungia mus. Tai būna kartais, kad žmonės negali sustoti žiovauti. Ypatingai priklauso, kurioj būsenoje esate. Tai čia labai geras persikrovimo momentas ir tai yra viena iš natūralių dalykų, kada mes persikraunam. Kvėpuodami arba ne. Žodžiu, reikėtų nieko tokio, jeigu taip yra, ir tiesiog nekreipdėmės. Leisti savo kūnui tą daryti ir žinai, kad vėl, kai tik nustoji žiovauti, vėl grįžti į ritmingą kvėpavimą ar bet ką, kur toje kelionėje tave veda balsas. Ačiū. Ačiū, Laima. Ačiū už drąsą pasidalinti. Kas dar norėtų galbūt pridėti arba paklausti arba pasidalinti. Vėlgi, tai neturi būti tik tai teigiamas ar neigiamas. Tai nėra tokių dalykų teigiamas ar neigiamas. Mes visi kvėpuojam. Mes kvėpuojam, sakykime, taip, kaip mokam arba taip, kaip nusprendžiam kvėpuoti. Ir čia yra idealiausias dalykas, kada mes suvokiam, kad mes esam kūrėjai savo gyvenimo, savo visos nervinės sistemos, visų hormonų ir mes galim juos balansuoti per savo psichiką. Ir kvėpavimas yra pirmoji dozė, kuri mums gali padėti tą padaryti. Kaip Aida, kaip Greta, matau jūs per kameras, matau jūsų veidus nuostabius švytinčius, kaip jūs. Ačiū, Leonora. Tai aš esu Aida ir tikrai esu dėkinga už šitą sesiją. Man galbūt jinai yra irgi ypatinga, pirma tokia, bet Nirvana Fitness galbūt mokino, sakykime, tą kvėpavimą 4-4, 4-8, 4-16, bet patirtis čia yra tikrai unikalios. Ir pirmiausia, tai labai ačiū už tuos palydimus žodžius. Iš tikrųjų, ta muzika sintezėje su labai tokiais prasmingais žodžiais man darė asmeniškai labai tokią pozityvę įtaką, arba, nežinau, atrodo galėjau patirti daugiau. Ir vienu momentu man buvo, jau čia labiau į pabaigą, kad man atrodo, man per sunku, aš atrodo jau nebepatempiu tokių ilgų įkvėpimų ir iškvėpimų. Tai galbūt tada taip sutrikau ir taip jau tada atsisegiau, čia atrodo ta šiluma, karštis toksai, tai toksai buvo galbūt potyris, kurio, nežinau, nesitikėjau galbūt, arba nežinau, ar gerai suvaldžiau, bet paskui vėl pabaiga, viskas vėl susivedė į visumą. Dar kartą ačiū.
Ačiū tau, Aida, kad pasidalinai. Čia truputėlį galima palyginti su sporto sale arba joga. Taip, mes ateinam, mes ateinam kažkur sportuoti ir kažkur ateina momentas, kada yra iššūkis mūsų instrumentui, kūnui, mūsų raumenims ir mūsų tempimui. Ir tai ir yra tas momentas, kada mes galim atsidaryti daugiau. Ir nesvarbu, kiek mes ten įkvepiam, ar galim išlaikyti tiek, kiek vedantis balsas sako, čia nėra ar gerai ar blogai, čia yra tai, kad aš darau daugiau, negu daryčiau pati viena. Taip? Tai va čia tas nuostabus pastebėjimas ir ačiū už jūsų pastangas ir už pasitikėjimą, kad tą darėte ne tik dėl savęs, bet tikrai dėl, sakykime, ir jūsų veiklų ir geresnio gyvenimo aplinkui. Nes jeigu mes pradedam tą praktikuoti, muzika, ką Aida pastebėjo, irgi nepaminėjau, sukurta asmeniškai įkūrėjo, Somos įkūrėjo Niraš Naik, ir jisai tai daro su visais geriausiais pasaulio instrumentininkais, muzikantais ir vėlgi mokslininkais, nes visa muzika yra uždėta pagal vibracijas, kurios yra gydomos vibracijos ir jos harmonizuoja mūsų abu smegenų pusrutulius ir, aišku, balansuoja visą nervinę sistemą. Todėl, kada mes klausom tą muziką, jinai dar daugiau padidina to jausmo. Taip. Gal dar kas norit pasidalinti prieš uždarant ir perdodant Ievai paskutinį žodį? Aš noriu padėkoti už... Oi, čia mes dviese. Tai, prašau, turim laiko. Tai aš tiesų pirmą kartą šitoj praktikoje dalyvavau, tai iki tol esu bandžius tiek rebefingą, Agnetos minėtą Wim Hofo metodą, tai iš tiesų mano pačios nuostabai, Somo metodas buvo iš tiesų efektyviausias, tiek suderinta muzika ir tiek intensyvesnio kvėpavimo dalis, sulaikymai, ir vizualizacijos tam tikros, tarkim, tas nerimas gilyn, tai iš tiesų taip realiai nekantriai laukiu, kada dar kartą praktikoje sudalyvausiu. Tai iš tiesų labai ačiū Jums. Ačiū tau, Greta, labai malonu. Kaip tik tuo atsakant į tavo klausimą, mes esam sukūrę kursą, kuris jūsų ritmu, jūsų noru nuo 10 iki 50 minučių jūs galit keliauti su Soma kursu specialiai padaryta lietuvių kalba. Tai yra vienintelis Lietuvoje ir visam pasaulyje toks kursas, kuris padarytas lietuvių kalba, nes Soma Breath yra anglų viskas kalba. Tai šitą galimybę galite turėti savo namuose. O dar vieną norėčiau išgirsti, Ieva jau dalinasi būtent šiuo kodu, kad galite užeiti ir pamatyti arba susijungti su Ieva. Ir jeigu turite dar, nes mačiau viena dar nori pasidalinti mūsų kolegė savo patirtimi ir tuomet Ieva perduosi tau žodį. Ačiū labai, Leonora, labai įdomu buvo. Aš galvoju, ar normalu yra, kad toks tam tikras apsvaiginimas galvoje, bet toksai išsikristalizavimas. Tokia jausena yra po šitos praktikos. Taip. Tai yra, sakykime, toksai keistas sąmonė jausmas, tuštumos jausmas. Taip, jeigu aš galėčiau tą įvardinti. Jisai yra labai naudingas ir reikalingas ir ypatingai, kada mes nesame įpratę, truputėlį keistai jaučiasi. Gali būti, kad visas kūnas bazina, taip sakykime, toks momentas, kur elektros padaugėja, bet realiai jūsų visa sistema yra pasiruošus priimti žymiai daugiau informacijos, prafiltruoti žymiai greičiau ir pamatyti žymiai aiškiau, negu mes, sakykime, gyvenam taip, kaip gyvenam. Aš nesakau, kad mes blogai gyvenam, aš tiesiog sakau, kad mums realiai trūksta deguonies, mums visiems. Nes mes atsikeliam, geriam kavą, vairuojam, skubam, judam ir taip toliau. Ir ta deguonis savaime neateis į mūsų smegenis. Dėl to ir visos šitos praktikos, tiek versluose, tiek asmeniškai, mes implementuojam kaip super žmogaus sąmonės galimybės. Įsivaizduokit, mes čia darytume 60 minučių. Jūs sakytumėt, aš galiu nuversti kalnus. Taip? Ir yra toks pasakymas, kada žmogus neturi laiko, bent jau 20 minučių meditacijai, vadinasi, jis turi medituoti valandą. Toks yra pasakymas. Jeigu neturit laiko, turit paskirti daugiau. Nes tas, kuris jau žino, jis visada žino, kad neturėti laiko yra nesąmonė. Mes įkūrėmės patys. Tai ačiū Jums visoms. Aš tikiu tos, kurias klausys įrašą ir Ieva pasidalins, kur mus gali rasti, kaip Jūs galite prisijungti prie Soma
visų išbandymų kvėpavimo ir kaip galite netgi su mum asmeniškai susitikti. Tai Ieva, tau žodis. Taip, tai ačiū labai Leonorai ir ačiū tikrai visoms, kurios sudalyvavo čia ir tos, kurios klausėtės. Tai tikiu, kad tas toks tasting, ar ne, meniu, kaip būna, toks paragavimas Soma Breast, tik tai sukėlė dar daugiau tokio apetito, ar ne, tam, kas norėsite toliau bendrauti ir galbūt atnešti šią patirtį į savo komandą ar savo organizaciją, tai mielai galime susisiekti. Ir kaip ir Leonora minėjo, tai būtinai kartu su įrašu galėsim ir pasidalinti galimybę prisijungti prie Soma kvėpavimo kurso, kuris yra vienintelis Leonoros būtent įrašytas lietuvių kalba. Tai va, tai bendraukime, susisiekime ir ką tada, linkiu visoms gražios dienos likusios, gražių artėjančių švenčių ir prisiminkime tame šurmulyje tą mūsų sugrįžimą į centrą, ne? Ir tikrai dar skirkime laiko sugrįžti į jį tam, kad išliktume ramios ir kurtumėme tą šventinę akimirką sąmoningai. Gerų švenčių ir iki. Gerų švenčių. Ačiū, iki. Ačiū.